Važiaunam bakterijų pampauti. Čia turim, ką mes čia turim? Šūdus turim. Nu, labas rytas, mėlieji. Atvykom į objektėlį. Pas savo seną klientą. Tai kaip vakar minėjau praeitam video, kad išvažiavęs yra užsakovas pats, o žmonikė sugalvoja išraut stulpus. Tuos vanos va. Ir vietoj stulpų paskiau gėlytės įkasti. Tai einam pasimsim traktorių. Nes jai nepatiko, kad va žiemą turbūt nėra drenažinės sistemos ir iškrenta viskas. Žemė tokia truputį tik išalus, bet mes iškelsim, iškasim, įleisim į apačią ir viskas. Reikėtų kamerytį ND filtrus naudoti, nes skirtingai orai, skirtingai spalvos. Bet bandysim su programėlė viską jums parodyti gražiai. Einam pasiimt traktoriuką. Orelis tai toksai baisiai žiemiškas. -3 laipsniai dabar buvo bent jau ryte. Bet toj saulė pakils, bus ledelis. Grazuolį. Čia ir keli arkliai, o va šį čia boksą išardė. Laukėsi šitą arklienę. Все, tyliai pasiėmė traktoriuką. Raktai palikti gerai. Išvažiuojam lauk. Все. Juhu! Šalta biški blemba. Išsipilsim šūdą ir tada galės traktorių naudoti. Šiaip ir labai griežtas taisyklės Danijoje. Nu kaip griežtas? Griežtas tol, kol kažkas nepapuola, bet visas mėšlas turi būti arba specialus konteineris, arba padarytas bunkeris. Ir turėtų šiaip būti uždengta, kad lietus neįtų ir neplautų jo, neskalautų. Nu, žodžiu, ekologija. Tokia šalčiai rūpužė. Reikia apsimaut striukę ir pirštinės, nes čia ne juokas, gerbėmieji. Čia vis keli žmonės manęs klausinėja, rašot žinutės, domitės, kaip dėl Mercedeso. Tai reikėtų, aš galvoju, atskirą vidusiuką padaryti su to Mercedesu, kad jums papasakot. Aišku, apie mašiną šiandien nieko naujo nepapasakosiu. Tų mašinų review pilna yra, bet tiesiog iš savo pusės, kaip aš matau. Dabar jau pradėsim rišt užtempimo principu ir kelsim. Nu, apsirengiam. Dabar užveržimo principu tiesiog apsuks kelis kartus, nes labai ilga virvė. Nu, ir pėsčio laukį. Tikiuosi, jisai čia neįbetonuotas, tai yra tas stulpelis, bet labai šalės gali būti. O, ein po biškį. O, kaip soskė pritrauktas. Gerai, kai yra technika, kai gali viską su technika padaryti. stulpiukai išrauti. Viskas gražiai pasisekė. Važiuojant, atsivešim paletę, sukrausim viską.
O koks rūkas šalti, nieko nesimata, nu? Ot, blemba, ot. Blemba, nematau, kur žmogus paletės laiko. Nėra palečių kaip ir. Na gerai, sukrausim taip. Pirmas etapas darbų kaip ir baigtas. Paletės neradau, tai todėl dėsim šituos balkius į apačią. Tegu jie čia būna savo, kol žmogus sugalvos, ką daryti su šitais poliais. Taip gaila išmesti iš tikrųjų visai jie. Kažkokį aptvarą, kažkokį dar kažką gali panaudoti. Bet jis greičiausiai sakys mest lauk. Aš jį žinau, jisai žmogus nemėgsta kaupti nereikalingų dalykų. Kas čia skombin mani? Žydrūnas skombina, aš tai jau pašnekėsim, dabar nėra kuomet. Lygiai 50 minučių filmavimo laiko. Labai gerai, o laukia šalta, kamerytė atlaikė, batareika atlaikė, nors buvo nekrauta. Buvo gulėjusi mašinai savaitę ar dvi. Все, einu aprodo toliau Aleksui darbus ir važiuojam Augustui ir ko įrenginį išvalyti. Nu, atvažiavom į objektą, biškį užsisegiau kamerą ant pilvėlio, kad patogiau būtų. Einam apžiūrėti. Atvažiuos siurblinį. Čia turim, ką mes čia turim, šūdus turim. Žiūrim kitur. Tokia sistema žiauriai didelė, aš nematęs čia. Čia yra industrinė. Ir burbuliatoriai. Ir aš tai nieko nesuprantu, čia tiek tų kamerų visokių, tai čia labai gudriai. Bet atrodo vanduo išbėgantis švarus. Все, laukiam siurblinės ir žiūrėsim tada paskui. Aš tai nieko iš tikrųjų nesuprantu. Pirmą sykį tokią sistemą matau didžiulę. Kiek čia daug tų kamerų skirtingų. Bet kaip suprantu, tūliks ateina iš ten. Vis bandau perprasti šitą sistemą. Dabar kaip matau vidurys, tai čia yra, kur eina burbulai. Ir buvo viskas kaip ir nelabai veikiantis. Atidarau vožtuvus. Dabar pradėjo per vidurį burbuliuoti. O čia va. Paduoda deguonį šitą, nes šitas stovėjo net neveikia. Tas truputį mažiau burbuliuoja. Nežinau, aš kokio stiprumo viskas turi būti. Labai viskas keista. Dabar truputį bandysiu atsukti kraniuką, kad čia per vidurį duotų burbuliukus. Va, pradeda čia per vidurį duoti, bet iš nebėga šitas va kažkodėl. O tas nežinau irgi nuo kada ir kur turi pradėti bėgti. Tai dabar tas burbuliuoja. Gerai. Ir atidarom. Kita kamera, kai iš čia parbėgtų, viskas biškai kitokio principų čia veikia. Negalim per daug iš karto atsukti, kad... O, pradėjo čia bėgti. Nes kai atvažiavau, tai šitas net nebėgo. Tai dabar tas bėga. Tik šitas vamzdis, nežinau, kur jisai čia. Jis eina čia. Jisai paduoda iš tos kameros tenai. O tas, kad paduotų, reikia atsukti turbūt. Va. Irgi reikia nustatyti, kad tik tai čiučiu turbūt bėgtų, va. Dar biškį mažiau galim. O, tas kaip grįžtamasis kažkoks. Turbūt geriau visos po biškutį veikia, negu visai neveikia. Nu, mano nuomonė taip. Turėtų būti. Biškį perpratam sistemą. Bet nėra gamintojas, nerodo, aš galvoju, kad čia Augusto, bet sakė, lyg tai čia ne jų. Nematau niekur ženkliuką. Bet žinau, kiek šitas santechnikas, tai jisai iš Augusto užsakinėja, bet čia gali būti kažkokia panaši industrinė sistema. Bent jau pompos, tai pavyzdžiui, tai tokios pat ateina iš Augusto. Ir va šitą pompą ir... Nu viso, laukiam, kol atvažiuos dabar pumpa.
Atvažiavo mūsų siurblinė. Bus viskas aišku. Nežinau, kokio čia gylį ir kiek galima siurbti. Pasimatuosim gylį. Ar pasiekia, ar nepasiekia. Nepasiekia. Hvor meget er der dernede i? Det ved jeg ikke. Det er første gang, jeg er her på den. Men vi må ikke tage 100%, maks 70%. Ja. Så det skal være 20% tilbage på hver kamera. Så jeg må godt tage den først af og fylde op med vand. Ja, vi tapper ned, fylder op, Ja, tapper ned, ja, fylder op. ja. Baigiam tualeto valymus, jeigu galim tai pavadinti. Atvažiavo tą pumpą, nežinodama, kad reikės tiek daug. Aš nežinau, kiek čia litrų yra tas tankas, pavadinsiu, ar talpa. Bet jisai atvažiavo, turėjo apie 7 kubus vietos ir jam neužteko. Tai išvalėm kiek galėjom, sakiau kitą kartą, kad atvažiuos tiesiog, kad tuščias atvažiuotų ir užsipildęs vandens. Daniukštis labai paliko sužavėtą šitą visą sistemą. Aš sakau, Lietuvoje Augustas gamina ir jie yra labai stiprus ant to ir tau, sakau, gali netgi su filtrais padaryti, kad tą vandenį išfiltruoti, tada tu gali tą vandenį kaupti, plauti mašiną, gali su to vandeniu tualetą paleisti sistemą, nu žodžiu, viskas yra įmanoma. Va, tai aš irgi namuose padaręs esu talpyklą, kur surinkinėja, kad galėtų žolę laisvę, dar kažką, bet niekaip neprisireikia, tai kai perteklius toj talpykloj, tada ubėga į drenažinę sistemą ir viskas. O man paskambino santechnikas, reikia atlikti servizą kitam įrenginiui, tai vežu kolegą, paliksiu prie tų gėlių, gal pavyks jam išimti, nes pagalvojom, kad su pjūklu apipjausim žemės ir ištrauks. O aš važiuosiu, pasikrausiu viską ir greičiausiai važiuosiu tada tą kitą įrenginį išvalyti. Galim važiuoti darbuotis, dar penktadienis, kovo 8. Sveikina, žiūriu Facebook'e visi vyrai, visas moteris. Aš neturiu teisės visų moterų sveikinti, aš turiu savo moterytės pasveikinti ir paskui mano moteris man akis išbadys, jeigu svetimas moteris sveikinsiu. Tai bus gerai. Pakeliui kur nors reikia tulpanų priskinti. Kai aš buvau, atsimenu, tai Palangoje būdavo tokia, kiek atsimenu, Lenino aikštė, tai ten labai daug tulpių būdavo, tai iš ten skindavau, mamytei neždavau gėlės. Kaip čia buvo, kad aš praeitą kartą norėjau kišt bačką, man jinai netilpo. Kodėl man netilpo jinai? Ką? Lemba, ta priekaba mano mažoji pilna šiukšlių. O dičkę reikim tada. Pasimsim dičkę. Šūdam vežti. Šiaip tai aš... Lemba, gal netitinka dydis, dabar aš neatsimenu, kur aš neįkišau tos bačkos savo. Ar aš į Toyotą neįkišau. Nes čia 80. Lemba, turėtų eiti kišti. Nu kon, parodys jums bairiuką. Veizėkit, koks geras mirsiuks. Įtilpa bačka man į vidų. Eina savo. Jėli, taip čia. Palei lentynas ir palei to padongą. Biški prisirišau, kad jis niekur nečiužinėtų. Tai aišku, bus sunku prieiti prie stogo. Atsuk, bet prieims įmanoms iš vidaus. Ir kišim šlangą, tuo pripampusiam bakterijų. Ir nereikalings prie kabuks, tik bereik šluotą susirasti. Kaip aš džiaugiuosi tais DJI laikikliais. Nebereik kaip GoPro sukinėti, ten kamerų uždėti, čia kamerų užsidėti. Uždėti klipsiukai su magnetuku, pliup čia, reik kamerą, čiuk čia pasikabinai, reik dar. Žiauriai geras dalykas. Viską pasikroviau, pompą turiu, šluotas turiu.
Ten daugiau kaip į nieką nereikia, išpompuoti, nusodinti, patikrinti. Kaip gerai, vėl tokia gera dienelė kaip vakar. Turbūt pasibaigs šis darbelis. Dabar skambino žmogus, dar reikia nuvažiuoti, nusipirko elektromobilį dar viens ir prašo iki garažo duobę iškas, kad kabelį pakloti. Va, tai 15 metrų nedaug, tai čia ne traktoriuko nereiktų, bet jeigu turėčiau tą mažiuką ekskavatoriuką, tai ledelis būtų. Važiuoju, čiuk, iškasai. Ten 15 metrų, jeigu kabeliui, tai šiam suomų negiliai tai reikia, tai ten greit žausi. Nes šiaip tai dėl 10, dėl 5 metrų kasimo traktorių vien dėl to neapsimoka, nes tu daugiau su juo prisiterliui, o su rankom, kad ir sunkiau, bet tu gražiai žolytę išsipjauni, iškasi, paskui gali užkasti, grebliuot, kad beveik žymės nebūtų po kelių dienų jau, kai užlytų. Nu va, kaip gerai. Viską susodinam, viską padarėm, susidėję, kur buvo. Turbūt moteriškė dar nupirks, nes turbūt trūksta. O kaip porelis pasikeitė. Ryte matėt, kas darės, nieko matyti neįdo, dabar saulė šviečia lafa. Reiktų važiuot pasideginti. Važiaunam bakterijų pampauti. Ką, einam, pažiūrim, ką rasim čia, ko nerasim. Renginys veikia. Matosi, kad ten jau putų pilna. Ja. Så I kan se, det er jo lidt svært at løbe igennem. Men ellers her, det er meget rent, meget fint. Ja, nemlig. Og det, der kommer ud dernede, ser jo også pænt ud. Altså. Bare her skal løbe fri, det kan jeg se her. Ja, det kan jeg godt se. Det var lidt blokeret med det. Nu norit pažiūrėti, kiek turim bakterijų kubile. Išpampavom kubą. Čia matosi vandens linija. O kai pridedi šitą, gal taip, nežinau, ar jums čia per kamerą jis peršvieš. Vandens linija ir čia va iškart jau bakterijos. O. Tai turime 90% praktiškai, nes nu kur čia 1/10 išplovėm, dabar laukiam, kol prisipils vanduo, nes noriu pajungti, kad sureguliuoti. Biškį gaila, lėtai vanduo bėgam, bet ką padarysi. Nu jau vienas prisipildė kamerą, kitą. Dar geras pusvalandis ir bus guti. Sureguliuosim viską ir veiks. Nu, važiuojam pilnu kubilu. Dar nebuvau šitoj mašinoj pastatęs, taip kad kubą veščiau šito viso turto. Mašinikė pasėdu stipriai. Nebespėsiu šiandien jau priduoti tų analizų. Nuvešim kitą dieną, bet dabar jau galim važiuoti ilsėtis. Amortikai visiškai susėdė į dugną. Geriau yra su priekabuku važiuoti. Biškį paprašiau galbūt. Mašinui nieks neprisitaškys. Nu, vsio jaunims. Baigęs darbą Deina. Atvažiavom dar su Aleksu, pripirkom kvietkų motriškom. Galim važiuoti pailsėti. Rytoj nusprendėm imti išeiginę. Pailsėsim, pasibūsim, namuose gal eisiu pasikrapštyti kažką tais. Tai nėra bėdos. Va, tai tokia mano dienelė, tokie darbeliai. Viskas padaryta superiniškai. Sutarėm dar vieną darbelį kitoj savaitėje, buvau čia užsukęs, kas reikės. Jau turiu 3 objektus, kur reikia traktoriaus. Reikia pirkti traktorių, taupyti pinigus. Susimatysim kitų Deinų. Čiau, čiau, bye bye. Ate.